Today is only 12:35. Treniruotė done. Dušnekas tai eina savo žiaurų. Angliškai varau šiandien nuo ryto, žodžiu. Ruošiamės treniruotei. Šiandien turėsim lengvą bėgimą, biškai pasidarysim barjeriukų, tokių drillsų, kaip visada tas speedai tokia. Angliškai varau šiandien jau nuo ryto, žodžiu. Nes šeštadienį turim varžybas, tai lengvai šiandien. Vakar turėjau poilsį, tai žinokit atsigavus, aš jau noriu, jau niešti, jau reikia sportuoti, tai žodžiu. Šiandien taip pat skriesim į Los Andželą, tai skrydis tik po 7:30 vakare. Turim visą dienelę, susikrausim daiktus, padarysim treniruotę. Viską mes čia spėsim padaryti šiandien, tai labai ramiai, tylos minutėlė, kad plaukai pasisektų, nes jeigu nepasiseka padaryti plaukus ir reikia išeiti pro duris, tai ragas, nes užtrunka laiko. Kai pradeda čia lįsti visokie, gal visai neblogai pasidarė. Pasimsim biškį želės mano. Lėksim jau Lietuvėlę, į Lietuvos šampą, ruošimės Europai ir jau dalyvausime Europai po Europos šampo. Kiek ten tų varžybų beliks. Negaliu patikėti, kad taip iš pirmo karto gražiai išėjo pasidaryti. Kad neiššoko visokie rageliai. Sukamės koduką ar nesisukam? Kaip jūs manot? Aš kaip pasidariau koduką, tai man iškart toksai game mode. Jau kad tipo rimtai nusiteikus treniruotį. Aš visai gražiai ta dagytė atrodo taip susibangavus. Aš visada mėgu susipinus kasytę. Pasiliekam. Jeigu ką, pasimsim gumytę, susirišim. Susidedam šitus atgal. Nereikia. Šiandien laukia šilta. Daug rengtis nereikės. Biškį pasikvepinam. Nežinau, kodėl aš per plaukus prasipašku. Gerai, baigiu ruoštis ir einam į treniruotę. Iš tikrųjų važiuojam. Žiūrėkit, čia jogurto biškį likę. Žvengiu iš savęs, nes man eit kažkur iki stadiono 10 minučių. Tikrai netoli. Bet žinau, kad aš mėgstu važiuoti. Man kažkaip patinka pasileisti muziką, biškį pavaibint tas kelias minutės.
Gerai, nevarau. Gerai, viskas. Einam pabaigti ruoštis. My plant back. Cute. I would say that Treniruotė Dan 9,6 kilo, 6 mylios. Gal 9,7, nežinau, tiksliai, žinokit, bandau jums kuo tiksliau pasakyti, bet dar pačiai sunku. Ir biškį padarom tokio barjeriukus, biškį pasigreitint, pasiaštrint po bėgimo ir rytoj prieš varžybinę ir varžybos. Įlysim šaltą ir šiltą vonę, padarysim kontrastą. Šviesą išjungti čia. Okay. Padarysim. Mes turim čia tokią lentelę, kur parašyta, ką galima daryti. Tai padarysim gal vieną cold, vieną hot. 7 kartus. Arba gal darysim 2-2, 4 kartus. Susiplakiau kokteilį po treniruotės, tai vanilinis proteinas, migdolų pienas, vanilinis jogurtas ir braškių, trešnių, mėlynių, toks kaip mišinys šaldytų. Aš jau po dušo pasidarysim pietukus, beigelis, kiaušiniai, avokadą, susidėliosim taip. Man beigelis labai patinka, žinokit, pietum. Thumbnailas bus. Prisižiūrėjus pati YouTube'o, mokausi dar. Šiaip tobulėjai visai, ne? Pasakykime, nežinau, kaip jūs manot. Pavalgysim, pačilinsim, susidėsim daiktus. Darysim vakarienę, nes išvažiuosiu oro uostą kažkur biškį prieš 6, pasimsiu draugę, komandos narę, kartu nuvysim į oro uostą, skrydis po 7:30. Tai mūsų labai mažas oro uostas čia, tai užtenka būt po 6:30, manau, ir bus viskas laiku. Dar šnekėjau, atsimenu, man atrodo, su švedų treneriu, kad mes buvom lyg gal Belgijai, dabar bijau sumeluoti, bet sako, ką čia pietum vien bulka, sumuštiniai, žinokit, Amerikai labai panašiai. Nežinau, ar jūs pastebėjot, pavyzdžiui, kai Lietuvoje tai dažniausiai mes ten valgau, nežinau, kotletą kažkokį su ryžiais ar dar kažką, o čia dažniausiai labai populiaru tiesiog sumuštinį pasidaryti kokią, kad bulkos, kiaušinių, o mes atrodo kažkaip kiaušinius tik tai ryte dažniausiai valgome, ne? Tai va čia biškitas toksai kitoks. Ir jiem labai patinka Amerikoje valgyti pusryčių maistą per pietus. Tai va, tai aš irgi taip darau. Aš dažniausiai ryte mėgstu arba košę, arba jogurtą, tai per pietus galiu valgyti kiaušinius. Pusryčiam nevalgau kiaušinių. Tai toks balansas. Vieną beigelį padarau tokį kaip avokado taustą, o kitą užsitepu kreminio sūrio ir paspjausiu biškį pomidoro ant viršaus. Žinokit, labai skanu. Nu va, pasidariau pietus. Tai skrebudai su avokadu, su pomidorų kreminiu sūriu, kiaušinienės, biškį krekerių ir grūdėtos varškės. Visą alkanai jaučiuos, tai daugiau įsidėjau. Žinokit, aš ką tik kaip panepinau. Ta prasme, neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau visiškai taip per nepą atsijungus. Iš žadintuvo nieko negirdėjau, nes aš įsidedu ausų kištukus. Ir šiaip aš dažniausiai atsigaliu prie žadintuvų, užsistačiau gal 5 minutės, tai nebuvo toks labai ilgas nepas, bet atsikėliau tai visiškai tokia iškritus. Išsitiesinsiu plaukus. Neatsimenu, kada paskutinį kartą tiesinus plaukus, tai išsitiesinsim varžybom. Atsikėliau tokia alkana, tai dabar užvalgiau dar.
sausų pusryčių su pienu. Bet žodžiu, reikia ruoštis, aš čia tokia savo ramiai leidžiu laiką. Dabar gal kiek tų valandų? Laikrodį turiu. 3:30. Išvažiuosim kažkur. Reikia pasižiūrėti, ką man reikia pasidaryti, žodžiu. Man reikia užpilti kuro. Man reikia... Ką man dar reikia padaryti? Man reikia pasiimti draugę, bet aš sakiau, kad pasimsiu ją apie 6 valandą. Tai gal po 5:30 išvažiuosim kažkur. Tai už poros valandų, bet aš dar nei daiktų nieko nesusidėjus. Tai šiaip keista, nei sunkiai trefkė buvo nieko, šiaip lengvai prasibėgom. Ir miegojau naktį visai normaliai, bet turbūt, kad neužteko man to miego šiandien. Tai gerai nieko panepinam, nes vis tiek mes nusileisim gal tik tai 9:30, tai kol iki viešbučio nuvažiuosim kol ką, tai manau vėliau eisim gult šiandien, bet viskas okei, dabar panepinus, tai nebūsiu gal tokia pavargus, nes aš šiaip einu visai anksti miegoti apie 10 valandą, tai bus normaliai, vis tiek startas 7:30, tai parašė komandos draugė, kad atidarytas apšilimo stadionas tik tai nuo 9:30 iki 12, varžybų stadionas, kad pasidaryti prieš varžybinę, o startas mums tik tai 7:30. Tai norėčiau vėliau pasidaryti, kad labiau arčiau starto, nes visos treniruotės, kurias dabar daromės, tai daromės anksčiau, ryte. Tai biški užknisa. Šiaip plaukus tikrai labai retai tiesinu, tai čia man toksai pasilepinimas. Žinokit, tą kamerytę, kaip ir minėjau, užsisakiau šiandien. Tai turėtų ateiti antradienį. Visai bus patogu, šiaip galvoju, kaip ir keliausiu. Lengviau biški nešiotis. Šitą kamerą galima namuose kažkaip lengviau pasistatyti ir filmuoti. Vis tiek geresnė kokybė, bet sakau, kai nori nešiotis visur, tai nėra labai patogiausias pats dalykas, nors mano ta kamera tikrai nėra didelė, bet vis tiek. Ta bus tokia kompaktiškesnė. O jau skrisim namučio kitą sekmadienį. Tai pasilgau lietuvėlės, pasilgau dalyvauti varžybose prie savo žmonių. Visai smagu namuose, visada labai smagu man grįžti. Man smagu turėti tokį gyvenimą, kai galiu grįžti, nes labai toksai smagus dalykas, bet ir čia galiu treniruotis. Manau, mano gyvenimas yra tikrai labai sudėkinga, kad turiu tokias galimybės. Nu, va, kokie tiesus mapukai. Šiaip man patinka, kai aš įsitiesinu, kad jie tokie ilgi atrodo. Nu, va, pasilepinu save. Turbūt eisim dabar susidėti daiktus. Naudojamas aprangytę. Galvoju bėgsiu rankovėm. Bet negaliu nuspręsti, nes turiu šitus XS ir S šortus. Tai toksai XS biški labiau aptemti, kas gal geriau varžyboms. Reikės pažiūrėti, uždėsiu S ir pasižiūrėsiu, kaip geriau jaučiuosi, bet fitas bus toks. Labai cute, man patinka. Manau, kad XS imsim, nes šitie truputėlį laisvesni, bet vis tiek mes varžybom kažkaip norisi labiau aptemtų. Bet žodžiu, tie 3 įkėlį, kur bėgau aš negau, kad jie man taip blogai kabėjo, nes nuotraukose tai nieko gero, žodžiu. Pasimsim XS šortų. Varžybinę aprangytę išsirinkom, dabar reikia išsirinkti, ką darysim prieš varžybinę su. Turim tikrai nemažai iš ko rinktis. Šiaip galiu parodyti, kiek aš turiu. Tai čia šortai ir sportinukai. Čia ne viskas, žinokit, dar čia šortai ir sportinukai, tai žodžiu. Rinktis tikrai yra iš ko. Tik tai, ką mes jaučiam. Ką mes jaučiam bus labai šilta, tai gal, nežinau, gal šortus juodus reikėtų, nes tas prakaitas, blemba, taip matosi kaip šilta, tai neįsivaizduoju. Outfitukas galvoju gal toksai, šiaip turiu tokius pat šortus, bet jie ilgesni, tai nežinau, bus ten labai karšta ir vis tiek tokia spalva labai matysis prakaitas, tai galvoju gal uždėti juodus. Ką jūs manot? Prieš varžybinį gal visai nieko. Ir akinukus priderinom nuo saulės. Tai va toks outfitas ir uždėsiu bliskutėm viršaus. Va šitie šortukai, tai aš pasimsiu juos po treniruotės persimaut, nes vis tiek būsiu suprakaitavus, tai man patinka persimaut iš karto. Aš pati pamirštu, ką turiu, tai persigalvau, pasimsiu šitą sportinuką, visai gražiai turėtų atrodyti.
galit rasti mano mėgstamuose produktuose, man jis labai labai gražus ir visai gražiai atrodys prie tų šratukų, tai šitą įsidėsiu. Nuspręsiu, abu įsidėjau, pasižiūrėsim, kurį išsirinksim. Aš su savim pasimsiu vakarienę, nes aš dabar išvažiuosiu po 5:30, tai nuvažiuosime oro uostą ir dar pavalgysiu, nes dar nenoriu valgyti. Tai pasidariau makaro ir turiu išsikepus maltos kalakutienus. Turkey, nežinau, kalakutieną berods. Tai pasidarysim makaro, maltos kalakutienus ir dama, kai žvengsiu, jeigu neteisingai sakau, nu pasižiūrėti, reikės išsiversti. Nu davai, išsiverčiam dabar iš karto, kad nesąmonę nešnekėčiau. Taip, kalakutieną. Va, kalakutienas padarysim ir užtėsime agurkėlių biškį. Ką dar. Ir viskas. Susikroviau daiktus ir galvoju, visai gerai susikroviau, taip pilna, bet lyg ir nepersikroviau. Nu tai žinoma, nes Normatekų neįsidėjau. Bet jau nebetilps, tai sakau, nu nieko. Gal kažkaip be Normatekų pabūsim, bet gal būtų tilpę, bet būtų jau per daug. Tai nenoriu tampytis. Šiaip dar įdomus dalykas, Amerikoje dyzelis yra žalias, o benzas juodas. Bet kiek žinau, su dyzeliu čia tik sunkvežimiai važinėja, bet galvoju, gerai kartais, kad neapsirikčiai, žinai, po to grįšiu Lietuvą ir susimušys viskas. Žodžiu. O kiek slekiam pasim draugės. Tik atvažiavome oro uostą ir jau nukėlė mūsų skrydį 30 minučių. Tai liuks, žodžiu, dabar ne po 7:30, o 8 išskrisim. Valgysim vakarienę ir žiūrėsim, tikėkimės, nenukels daugiau skrydžio. Late again. Hey! Oh hey! Oh, I don't want myself to fall. Oh hey, it's only 12:35. Still at the airport. We're getting there. 20 minutes drive, 25. We're so excited. For bed! Peace out vlog. See you tomorrow. Labas rytas. Miego. Gal 6:30 valandos. Nieko tokio, lekiam iškot pusryčių. Pasidariau nagus, bet žodžiu, sakau, o jūs nepakirpsit mano odelių. Nes odelės pas mane šiaip aš kaip Lietuvoje, visada man sako, kad mano odelės tikrai prastos, jas labai greit auga ir jas visada reikia pakarpyti, bet jo, kažkaip įdomiai. Šiaip Amerikoje toks yra dalykas labai lengva visada tiesiog nueiti ir pasidaryti nagus, bet kartais ir pinigų leidimas. Tai nieko, aš jaučiausi pati nusipirkti žirklutės ir pasikarpyti odelės, nes negaliu žiūrėti dabar nieko, kaip patepė lejuko, bet šiaip tais žiauriai tikrai matosi. Beigelis su bananu ir migdolų sviestu. Ir lėksim į priešvaržybinę, dabar yra po 2:05. Ir mes kažkur gal biškai be 15:04 išvažiuosim. Tai snekinu ir lėksim daryti priešvaržybinę treniruotę. Let's go! Tokios mašinytės prie viešbučio. Thank you. Pasiims mane Mija, pasimsim Kristiną, dar atlėks vaikinukas iš mūsų komandos ir pasidarysim priešvaržybinę treniruotę
Šilta čia, karšta, bus gerai 800, šiaip galvoju, kad bus gal biški vėsiau, bet visai atrodo, gal 26 laipsniai bus taip pats tas, nes bėgsim po 7:30, tai nebus taip, kad saulė kepins, tai liuks. Oh. Hello! I saw on the side, I was like, you have to like press here. I was like, because it's my dad's car, so I'm like, Oh. someone coming? No, there's like some athlete like stretching. Or I wonder if they're coming to South Pasadena track. Starting route to 1370 East. Dušnekas tai eina savo žiaurų. It's an upgrade from the regular. Nu, so, šiandien 2 kart po 200, 27, 28 gal tai. Biški pasiaštinam ir rytoj laukia startas. Šiaip gerai, kad vakarė darom treniruotę, nes kūnelis tikrai jaučiasi, kad nepratęs, o varžybų stadionas buvo tik ryte atidarytas, tai nusprendėm kažkur kitur nueit, bet pasiteisina. Aš ką tik buvau pas kinezę, pasidarėm procedūrų, dabar jau 10 valandų, tai eisiu nusiprausti ir norėjau užbaigti šitą video. Labai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad praleidot šitas kelias dienas su manim keliaujant į Los Andželą, o mes susitiksim kitam video. Ciao!